Sveiki visi. Kągi, važiuojam į aerodromą. Praėjo beveik 2 savaitės, kaip suvaluotas ir pasėta žolė. Pažiūrėsim, kaip sudygus. Dar ką tik buvom nuvažiavę čia prie kampo, kur yra ta pelkė. Tai čia tas dienas prieš šitos karščius, kai lėjo, tai vėl buvo prilyta. Būtų galima čia vėl važiuoti, bet nevažiuosim. Tai suvežėm grūzą. Sumetėm į tą duobę. Žodžiu, po biškį suvešim ten visą velnę, kaip sakant, akmenis, grūzą. Kuo daugiau į tą duobę suvarysim, tuo mažiau reikės po to kokio žvyro užpilti. Nes ten reikia pasidaryti įvažiavimą, nes iš namų, sakykime, su lėktuvu, na aišku, būtų galima čia per lauko kampą kaimyno pravažiuoti, bet reiktų piemenis nuimti, žodžiu, reikalų. Reikia sutvarkyti tą pelkę. Grūzo dabar bus dar daug, nes kas matėt video, prieš savaitę vėjas išvertė man sienai, tą namo sieną, vadinamą antrą aukštą trikampį frontoną, šitą, kaip jį taisyklingai pavadinti. Tai ten bus plytų nemažai. Tai suversim į tą pačią duobę. Dar vežamės priekabui. Kas matot, nors nelabai čia matysis. Baltas kanistras, plastikinės. Pripylėm vandens, žodžiu, atžymėsim kraštus pačio tako, kad nesimaišytų po to su kita pieva. Kągi, važiuojam į vietą ir tada pažiūrėsim, kas ten gero pasidarė per 2 savaitės su žolyte. Na kągi, atvažiavom ir kamera gal neperduos, bet jau žolytė dygsta. Vėjas didžiulis šiandien, praneša gūsis iki 15-16, rytoj iki 20 iš vis. O čia lauke dideli vėjai. Žodžiu, na, kamera tikrai neperduos, bet žolytė tikrai dygsta jau iki 5 cm. Galim pažiūrėti, kur čia daugiau. Va, žodžiu, visas laukas jau išdygė 5 cm žolytė. Perimetras nusipjautas. Prižiūrim visada, dar akmenų krūvą reikia išsivežti. Žodžiu, turim tokias kanistras, pripiltos vandens ir mes jas guldysim ant šono ir kas 50 metrų sudėliosim krašte. Tada bus viskas, kaip sakant, visos atžymos sudėtus šitie. Gale taip pat vėjarodė ir čia jau dabar tikrai niekas nesumaišys, kad ten pieva, čia takas, čia vėl iš tikrųjų pieva. Čia jeigu nebūtų poros tokių lomų, tai čia, sakykime, nuo čia iki jau susiaurėjimo, ten kokių 3 metrų pločio beliktų, kokį yra 150 metrų, tai čia drąsiai būtų galima ant to trikampiko nusileisti. Ne, bet čia palikom aikštelę tokią lėktuvam ar mašinams statyti, kai reikės. Nežinau, ar girdis gerai, nes vėjas žiauriai didelis. Kągi, dedam kanistras, atžymėsim, tada pafilmuosiu. Kągi, sudėjom kanistrą su vandeniu, bet neužtekom. Dar reikia 3 kanistrų. Toj pusėje dar vienos,
ir dar toliau 2. Žodžiu, sudėjom kas 50 metrų. Kas 50 metrų ir gaunasi tako ilgis apie 330 metrų. Nes čia dabar paskutinė yra uždėta 250. Paskui atmatavau dar 50 ir liko iki paskutinių tų atžymų apie 30 metrų. Žodžiu, takas 330. Tokį ilgį. Gavosi grubiai 13 metrų pločio, bet truputėlį gal kraštus nuimsim, pažiūrėsim, kaip čia įsilygins su žoliapė, nes kai valavo biški toks vis tiek suvertimas yra ant tos pusės, tai gal pusmetrį kokį paslinksim, na, žiūrėsim. Nes jau čia truputėlį su žoliapė, kai pjoviau, tai per tos grumstus gavo, tai lyginasi. Žodžiu, pats takas kietas, nors ir žolė dar tik tais dygsta, bet matosi net suskeldėjęs. Atrodo, ką tik lyja, porą dienų pašildė gerai, aišku, šoktelėjo žolė dėl to į viršų. Čia yra labai gerai, kad davė lietaus ir šilumos, šiandien liktai žada vėl lietaus, truputėlį tai palaistis, bet iš bėdos jau tikrai galima leistis, nes va čia, nežinau, nesimato turbūt, su traktoriuku važinėjau, sakykime, apie 200 kg ir jokio smigimo, va matosi viena vėžė ir šalia antra. Jokio smigimo, su lėktuvu galima iš bėdos leistis. Aišku, kaip sakiau, yra tokia, matosi, traktoriaus vėžės, nėra jos gilios, bet yra. Čia viena klaida padaryta, per sunkus traktorius buvo, kuris tampė volus. Reikėjo su mažesniu, dabar gavos taip, kad truputėlį daugiau įspaudė traktoriaus padangos negu patys volai. Bet aišku, čia dėl to nieko tokio, čia viskas tvarko. Šiaip tik sakau, kad būtų su lengvesniu traktoriu atvažiavę, būtų dar geriau buvę. Nieko įsipjaus, akmenai nurinkti, nieko nėra, absoliučiai lygus, gražus laukas. Žodžiu, sudėjom baltas kanistras, kiti deda padangas, mačiau, pjauna per pusę automobilinės, nudažo baltai arba kūgius deda, nu kūgiai brangu pirkti. Žodžiu, kas kaip sugalvoja džymėti, aš atžymėjau šitaip ir dabar tikrai iš viršaus skrendant daug lengviau bus matyti, kai bus matomi šonai balti taškai. Kągi, pabaigai aerodromas, laukiam žolytės. Dar pastatysim kavos staliuką. Kas atskris, sakykime, ar nusileis. Galit bet kada leistis, kam prireiks, sakau, ar kažkokių techninių kliūčių, ar to paties benzino, ar šiaip nusileist pabendrauti. Visada laukiami, niekada neprieštaraujam. Galit leistis, kiek norit, skraidyti, kiek norit. Kągi, viskas, lekiam namo. Eisim darbuotis kitus darbus, nes, kaip minėjau, nuvertė man namo sieną. Reikia tvarkytis toliau. Su aerodromo, žodžiu, laukiam 3 kanistrų. 3 kanistrų dar ūkininkai duos. Sakė, kai nuporkš laukus ir uždėsim paskutinės. Ir ką laukiam mes? Žolytės. Čia žolė kosminė ant keliuko. Būčiau gal pavasarį pradėjęs pjauti. Ir būtų buvę gerai, bet dabar jau su savo tikrai nenupjausiu ir nepjausiu. Nebent kitą pavasarį. Nes 5 laukai, 5 savininkai šalia skirtingi ir nei vienas negali nupjauti. Na, įdomu šiais laikais ūkininkai iš tikrųjų. Nėra kažkaip draugiškumo kaime absoliučiai. Nupjautų pakelės, vieni pjaunasi, davažiuoja, laukas pasibaigia, nors likę 20 metrų, sakykim, nupjauti. Ne, gink dieve.
tik tai savo ribą. Nežinau, aš turėjau savo traktoriuką japonišką, aš net važiavau valdiškus kelius lygintis link kaimo važiuojant, nes nieks negreideriuodavo. Ir kas niekas, rankos nenukrito ir piniginė nuo to nesuplonėjo, kad valandą laiko pagreideriuoji kelią, o čia atvažiuotų su šienapjove, prasipjautų, patiems smagiau važiuoti keliuku būtų į laukus. Na, žodžiu, lietuviai, tipiški lietuviai. Gerai, chebrytė, viskas, varau namo. Toks trumpas video apie aerodromą, žodžiu. Viskas vyksta pagal planą ir manau, kad Liepos mėnesį bus galima drąsiai 100% jau skraidyti be jokių problemų. Nors ir dabar sakau, galima būtų leistis tikrai, nes laukas lygus, žolė jau truputėlį sudygus ir kietas laukas tikrai. Gerai, chebrytė, viskas. Visiems iki sekančio video.